Sveiki, šiandienos pamokėlę aš jums parodysiu, kaip reikia susitvarkyti savo spausdintuvą, jeigu jis staiga nustojo veikti. Taigi, pirmas veiksmas būtų išjungti ir įjungti spausdintuvą. Jeigu tai nepadeda, pabandykite perkrauti kompiuterį. Antras žingsnis. Patikrinkite kabelį. Patikrinkite, ar kabelis iš tikrųjų yra pajungtas, nes kartais žmonės kabelio nepajungia ir galvoja, kodėl mano printeris neveikia. Ir pažiūrėkite, ar jisai neiškrito, neatsijungė abiejose galuose prie printerio ir prie kompiuterio. Trečias žingsnis būtų jau šiek tiek sudėtingesnis – restartuoti Print Spooler servisą. Mums reikės jį restartuoti štai taip. Spaudžiame Windows klavišą, kuris yra tarp Alt ir Ctrl ir R tuo pačiu metu. Čia įrašome services.msc, spaudžiame OK. Ir šiame lange mums reikia susirasti Print Spooler servisą. Taigi pavažiuojame šiek tiek žemyn prie P raidės ir matome, štai čia yra Print Spooler servisas. Štai čia turėtumėte matyti started, kad jisai yra aktyvus ir veikiantis. Jeigu jis neveikia, štai čia bus aktyvi žalia rodiklėlė ir ją tiesiog paspauskite. Jeigu jisai yra veikiantis, bet printeris vis tiek neprintina, galite paspausti štai šią Restart Service mygtuką arba tiesiog paspausti dešinį plės klavišą ant šio serviso ir Restart. Ir dažniausiai printeris turėtų pradėti veikti. Taip pat, jeigu jūsų printeris yra visiškai naujas, jums reikėtų susirasti to printerio driverius. Kaip tai padaryti? Tai pasižiūrėkite, koks yra printerio vardas, tarkime Epson, ir printerio modelis SX200, manau, pavyzdžiui, ir tada rašykite drivers download į Google, taigi visą šį imam ir parašom į Google, spaudžiame Enter ir dažniausiai bus pirmas rezultatas. Visada siųskite driverius iš būtent gamintojo svetainės arba tiesiog juos instaliuokite iš kompaktinio disko, kuris atkeliavo kartu su jūsų printeriu. Taigi matome driveriai ir šiek tiek papildomų programų. Dar galite taip pat parsisiųsti iš šio tinklapio. Aš jau esu susinstaliavęs šios driverius, taigi uždarau šį langą. Taip pat suinstaliavus printerio driverius reikėtų pažiūrėti, ar jisai taisyklingai rodomas Device Manageryje. Taigi vėl spaudžiame Windows klavišą ir R. Čia įrašome dev mgmt.msc, spaudžiame OK. Ir štai šiame lange turėtume matyti printer kažkur čia, arba, kadangi mano printeris turi skanerį, tai jisai yra pavadintas Imaging Device. Taigi, matome, kad jisai yra suinstaliuotas taisyklingai ir turėtų veikti. Jeigu šio printerio driveriai neveiktų, jūs matytumėte geltoną šauktuką šalia šio įrenginio. Taip pat, jeigu jūsų printeris yra pajungtas prie tinklo, reikėtų patikrinti, ar nepasikeitė to printerio IP, nes dažniausiai printeriai esantys jūsų tinkle turėtų turėti statinį IP, bet jeigu jie jį gauna iš DHCP, tas IP karts nuo karto pasikeis. Ir kada jau turite naują IP, jums reikėtų eiti į Start, Device and Printers. Štai čia matysite visus savo printerius. Nesvarbu, ar jūsų printeris USB ar tinklo, jūs čia jį turėtumėte matyti. Paspaudus dešinį ant printerio galime jį padaryti numatytojų įrenginiu, jeigu turite keletą printerių. Ir tarkime, jeigu jūsų printeris yra sukonfigūruotas su IP adresu ir norite jį pasikeisti, tai einame į Printer Properties, tada Ports ir matome, mano yra USB portas, bet IP printerio portas būtų kitoks. Tada jį pažymite ir spaudžiate Configure Port. Mano atveju tai neveiks, nes šis printeris yra USB. Ir norint patestuoti printerį, ar jisai tikrai veikia, spaudžiame dešinį, tada Printer Properties ir matome yra Print Test Page. Paspaudus Print Test Page, į printerį bus nusiųstas testinis puslapis. Tai štai tiek, tikiuosi, kad ši pamokėlė jums buvo naudinga ir jūs sugebėjote susitvarkyti savo printerį. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose, nepamirškite paspausti laiko ir prenumeruoti. Iki.